vakar išsiskleidė liemenė, šiandien reikėtų ją užtaisyti iš naujo ir supakuoti atgal. Dabar, kol jau jinai išsiskleidus, galim pasižiūrėti, kas yra viduj liemenės. Viduj liemenės yra rankena, už kurios galima save ištraukti iš vandens. Yra lemputė, kuri arba įsijungia automatiškai, arba galima įjungti rankiniu būdu. Ir yra pūtimo vamzdelis, kur jeigu reikia galima prisipūsti papildomai arba šiek tiek nuleist lygį. Yra balionėlis ir druskos kapsulė. Tai kai druska gauna vandens, jinai ištirpsta, praduria balionėlį, balionėlis pripučia liemenę. Jeigu kapsulė nesuveikia, galima patemti už virvutės ir tada prisipūs automatiškai. Čia matos, kad jinai yra suveikus, nes yra raudona. Čia turim pakaitinį komplektą, kurį yra nesuveikus, yra žalias. Ir balionėlis 33 gramai. Reikia pakeisti balionėlį. Balionėlis biškiai kitoks, bet esmė, kad 33 gramai. Čia storesnis, čia plonesnis, ilgesnis. Užsuka naują balionėlį. Naują kapsulę. Plasmasiuką, kad jisai netyčia nenusitabaluotų. Tokių komplektų laive turi būti, nes jeigu išsiskleidžia, kad galėtum išsitaisyti iš naujo. O paskui viską reikia sulankstyti, čia net parodyta, kaip reikia sulankstyti, užtraukti. Aišku, kaip visą laiką tokiuose darbuose būtų gerai turėti bent dar vieną ranką, visas dvi. Viskas, turim paruoštą ir naudojimą liemenę. Ir jeigu jau druskos tabletės užšlaps, jau užplėsiu užtrauktuką ir išsiskleis. Šiandien vėjo daug, bet už tai saulė šviečia. Gal galima pramogauti krante. Žemuogis, eit pabėgiuoti, žemuogis. Čia mamos klausiu, čia gal Veronika? Veronika. Veronikos tik mini tokios. Mini Veronika. Pas mumis alpinarime, Veronikos aukštas. Reikia ugdyti valią. Matėm pievą, tai būtinai reikia tos sesijas pievai. Vienas, ne vienas, su Ramonėm. Nu, pieva, kur dabar yra? Pilna. Kiek žemuogių. Nu, va taip va. Čia atrodo, kad specialiai kokia plantacija Ramonė.
Bėgam iki savo bėgimo tikslo. Švyturys. Čia rašo, kad čia švyturys buvo pastatytas 1889 metais pirmasis. Dabartinis 1950 ir yra 6 metrų aukščio. Ir labai padėdavo laivam plaukiantiem į Burgsviką. Čia yra raštys. Mes per ten atplaukiam į Burgsviką. Dabar reikės parbėgti pakrantę atgal. Spėjau, nėra labai šilta. Baisu. Kas aukštai? Šokti. Aukštai šokti? Mama, nu, matan. Baisu. Ir matan. Baisu jau? Va taip. Mama, nueik į viršų, žiūrėk, klaidas. Eikit sau. Ir kaip? Atrodo visą amžinybę greitai. Marionė dabar šoks. Man pasižiūrėt nueiti? Ne. Na gerai. Ne, šokti tai jau nenorėčiau. Eikit sau kaip aukštai, nu jo. Čia reikėtų drąsos tikrai. Ne, unytės nešoks. Reikėtų išsimaudyti. Pas mus pietus. Saulėta graži diena ir skanus makaronai su grybais ir su piri-piri. Man be piri-piri. Tau be piri-piri, gerai. Tai va, Ir dar pomidorų yra. tai va. Vienu žodžiu, visokių gerybių. Skanaus visiems. Visam. Išsiruošėm į miestą. Pažiūrėsim, kas matyti. O vėjas šiandien stiprus, labai gūsiai, labai stiprus, bet labai faina, kad saulė. Tai gražu. Užfiksuoti reikia, susilanksti, nebevažiuojant. Oha, pažiūrėk, tėti, ten tikrai toks jausmas, kad kažkur tai. O tai tau. Techniniai gedimai. Einam ledų. Edsonas ir Findusas, reiks pasižiūrėti, kas čia vyksta. Nes aš tą filmuką sužiūrėjus. Nu va, ir pasaką klausėjai. Gerai, einam dabar ledų. Tas Findusas labai dyka.
Mes ragaujam dabar Ja. ledus, skanius. Miestelio mokykla čia yra ir tai padaryta, kad vaikai neišeitų tiesiai į gatvę. Tai vienu žodžiu čia išeina pro vartelius ir sustabdo jos toks mažas gabalėlis tvoros. Ir tada jau va gatvelė. Čia yra tai, ko ieškojom. Žuvies parduotuvė. Kažin ar bedirbs. Taip, bet dar atidarytos duris. Čia kokia žuvis. Mokykla va iš arčiau. O jas skola. Kaip tarės iš tikrųjų nežinau. Ir čia vyksta veiksmas. Žaidžia krepšinį. Vietos komanda. Suradom keramikos dirbtuvėlės, mums rekomendavo mūsų kaimynai iš Vokietijos, kur jachta stovėjo šalia, bet jie šiandien išplaukė, tai sakė, būtinai nueikit. Ten kažkoks ir koncertas, ir vaikam lipdymas, bet kaip suprantu, vakare liktais 7 valandą lik. Tai va. Visur va pas jos tokie gėlinėliai. Su žolytėm, pikdžolytėm ir ne tik. Va. Ką radai? Ką radai? Kažkokie akmenys. Aha, kažkokį tai tokį kūrybinį darbą. Ir čia kažkokį dar matau babaužiuką. O čia netoli keramikos dirbtuvių yra vynuogynas. Toks jaunas. Ir už to vynuogyno yra padelio aikštynai. Keli dabar galvoju. 1, 2, 3, 4 man atrodo. Jo, 4. Nu tik neturim rakečių. Bet jau pabandytumėm pažaisti. Graži pievutė. Ir aikštelė va su visokiais atrakcionais. Ir su tais čipsiukais. Minkšta labai. O, kokia minkšta. Minkšta labai. Ja. Gali pasidėti paspirtuką, bet va, reikėtų tada padėti kitur. Laivelis čia yra, tarp kitko. Tai čia plauki, man atrodo. Surfinė. Burlentė tikrai. Žinai, tokia danga dar fainiau už tą tokią iš padangų. O tai jūreivė pasiekė savo tikslą ir ką? Pavakariai žaidimų aikštelėje. Tokia duonelė. Skaniai pasirodė man. Ir, tokia plonytė. Ir čili. Saliami čipsai. Ką tu čia užsitepėjai dabar? Gyvatė kokia.
Sūris su kriaušiu. Atvykom į tokią vietą, kur žmonės susirenka, nežinau kaip dažnai jie čia renkasi, bet būtent šiandien yra ta diena, kai 7 valandą vakare ateina žmonės ir sakė, padainuoja po 2 dainas. Ir įvairūs muzikantai, tiesiog mėgėjai ir profesionalai, kas nori tas ateina. Ir tada visi dainuoja bendrą vieną dainą. Veikia bariukas, galima atsisėsti kas kur nori ir praleisti maloniai vakarą. Nej, men det är jättetrevligt att se att det blev så här många. Så tycker vi. Men
Two hearts lost in space and time. You are the call, I am the answer. You are the wish and I am the way. You the music, I the dancer. You are the night and I am the day. You are the night and I am the day. You are the call, I am the answer. You are the wish and I am the way. You the music, I the dancer. You are the night and I am the day. You are the night and I am the day. If tomorrow would you know how much I love you? Did I try in every way to show you that she's my only one? There's been steadily growing. Please don't go. Please don't go. Are you going away with no word of farewell? Will there be not a trace left behind? I could have loved you better, didn't mean to feel good. You know that was the last thing on my mind. So fare thee well, my own true love. When I return united we will be. It's not the leaving of Liverpool that grieves me, but my darling, when I think of thee. I am bound off for California by the way of stormy Cape Horn. And I'm bound to write you a letter, love, before I am homeward bound. So fare thee well, my own true love. When I return united we will be. It's not the leaving of Liverpool that grieves me, but my darling, when I think of thee. Viskas rimsta, aikštelė ištuštėjo, mašinos nei vienos ir ateina vakaras. Vakaro rezume, ne visos dienos rezume.
Tai antra diena Burksvike buvo labai tokia faina. Rytas saulėtas, kontrastas didelis nuo praėjusios dienos. Lietingos, siūbuojančios visą dieną nuo ryto, o šiandien tokia ramybė. Visai laivas beveik nejuda. Išbėgom pabėgioti. Labai gražių vietų prisižiūrėjom, pievų žydinčių. Nu tikrai atrodo kaip kažkokie sodai žydintis. Ir tokiais takais gražiais, nu turbūt dar nebuvau bėgus aš. Marius sakė, kad esi pratęs prie tokių treilų. Nu, reikia dažniau į treilą išbėgti. Nu tai va, reikės dažniau užbėgti treilą. Bet supratau dabar, kad ir per akmenis bėgom, ir per pievas žydinčias. Ir labai sunku man buvo bėgti per žemuogės. Nu, kaip reikėjo bėgti per žemuogės? Žemuogių tai daug, nu. Nu labai daug. Ir jų žemuogės atrodo tokios, man tai labai panašios į braškės. Nu, ta prasme, mažytės tokias braškytės, kai būna pas mus šiltnamiuose tos ankstyvos arba vėlyvos, padžiūvusios. Tai ten, aišku, gal ir lietaus čia trūko, nes kur tokia pavėsingesnė vieta, tai jos tokios didžiulės iš vis. Ir, nežinau, labai skaniai kvepėjo, prisirinkau pokštelį ir visą kelią, kol bėgom atgal, tai labai kvepėjo skaniai. Tai va, o paskui skaniai papietavom, skaniai padarė valgyti. Ką tada mes išėjom į gastrolės? Į miestą. O miestelį, tai buvo išvis faina. Netikėtai patekom į tokį vietinį viešbučią, net truputį gal užėjau. Nu, gal. Aha, patekom į tokį gražų vietinį švedų vakarą muzikos. Iš tikrųjų parekomendavo tie žmonės, kur šalia stovėjom, jie iš Vokietijos, bet šiandien išplaukė ryte. Tai dar vakar jie sakė, būtinai, sako, nueikit ten į kažkokią molio dirbtuvės, nežinau, kavinę. Sudėtinga biškutį suprast kitą kartą, kai greit pasako. Tie žmonės gyveno ten metus ir dabar svečiuojasi, karts nuo karto čia atplaukė. Tai va, parekomendavo. Ir iš tikrųjų ėjom su tuo tikslu, kad užsuksim, pažiūrėsim, kas ten 7 valandą vakare vyksta. Apėjom gatveles, apėjom kaip ir tokias pagrindinės vietas, tik tai tiek iki bažnyčios ten nuėjom, nes gerokai toliau dar būtų buvę eiti. Tai jau neturėjo paspirtuką ir nebuvo visai sunku nueiti šiek tiek toliau nuo uosto. Ir atėjom į tą vakarą, kur rinkosi žmonės ir labai taip dvasingai, nežinau, nuoširdžiai, jaukiai, šiltai dainavo visi susėdę, klausėsi kitų dainų. Tai va, tai buvo toks noras kilęs man irgi biškį padainuoti. Bet nesikišau, jau ten labai buvo tokių rimtų, man atrodo, muzikantų. Pabandysim sudėti filmuką, būsim jau sudėję gal, tikrai pamontuosim, tai va. O dabar tokia ramybė, nu vėsoka vakare, bet. Rytoj plauksim toliau. Žadėjom plaukti, į Visbį žadėjom plaukti, bet Marius šiandien pasižiūrėjo, kad nėra vietų uoste, nors uostas labai didelis, tai nežinau, jeigu nebus vietų, plauksim dar toliau. Kažkur rasim. Nu, matysim. Bus matyti. Tai va. Unė užmigo su mumiais troliais. Daug knygų skaitom vienu metu. Kartais Pepė Ilgakojinė, mes jau taip jau į pabaigą einam. Tada mumiai troliai tai dar neįpusėjo. Paskui skaitom dar vieną knygutę, pamiršau pavadinimą. Unė pati skaito. Tai va, savo vakarojam dabar, tylu, ramu, net paukščiai nebeklikė. Ne, galit masėt. Nu, musėt. Tai va, linkėjimai iš Burksviko, išmokau pavadinimą, be klaidų. Pagaliau, kai jau prieš išvykimą. Va. Dar kažkas įvyko, dar sakiau papasakosiu, bet
Ai, smagiai išsimaudžiau jūroje, va. Tai va. O jūs taip fainiai nušokot nuo tramplino. Nu, nuo kokių 4 metrų čia gal taip iškės. Nu taip jau tikrai aukštai man pačiai pasirodė, aš kai buvau užlipus. Tai va, faina, tikrai rekomenduoju čia atplaukti. Iš Stokholmo reikėtų plaukti su keltu iki Visbio, o nuo Visbio čia jau po visą salą galit gastroliuoti. Kad ir su autobusu. Taip, su autobusu, su mašina, su palapinėm. Čia tiesiog norėtųsi atvažiuoti vat, į Burksviko ir pagyventi ilgiau. Man, pavyzdžiui, tikrai didelis toks įspūdis tos tokios ramybės, oazės kažkokia tai. Bet čia visa sala tokia, čia bet kurie kaustelį gali varyti bus. Tai turbūt. Vis Visbis jis vis tiek yra miestas, šurmulys, parduotuvės. Balagano daugiau. O čia jokios parduotuvės ir kaip gerai, kaip faina. Va, paukščiai, no? Tai kas daros. Sako, aha, sutinkam čia su tėvynė. Gotlandas, Burksvikas. Tai va, tokios tokelės. Plauksim toliau. Rytoj, iki rytojus. Iki.